80% moterų ir apie 70% vyrų nepriima savo išvaizdos ar balso. Kodėl taip yra ir kas po viso tuo slepiasi? Jeigu esi iš šių žmonių, šis video būtent tau. Tikriausiai niekada nesusimastei, kodėl atrodai būtent taip ir kodėl tavo balsas yra būtent toks. Visa tai nėra atsitiktinumas. Aš nekalbėsiu apie mokslą. Aš kalbėsiu apie procesus, kurie slypi daug giliau. Jeigu bent kiek esi susipažinusi su dvasiniu pasauliu, tikrai žinai, kad kiekviena siela prieš ateidama į šį pasaulį kruopščiai renkasi, kokias patirtis nori gauti. Ir ji toli gražu nesirenka tobulumo. Ji renkasi įrankius, per kuriuos galėtų patirti didžiausią augimą. Ji tiksliai išsirenka ir balsą, ir išvaizdą, nes žino, dėl ko tai daro. Kiekvienas dalykas, kuris tau nepatinka, yra konkreti tavo sielos pamoka. Jeigu nepriimi savo balso, tavo pamoka yra nustoti bijoti, nustoti slopinti save ir pradėti kalbėti, gal net ir dainuoti, kaip aš pavyzdžiui. Reikšti save be baimės ir be gėdos. Jeigu nepriimi savo kūno ar kažkokių tai bruožų, tavo pamoka yra suprasti, kad tavo vertė niekada nepriklausė nuo išorinių vertinimų. Tave moku pamilti save iš vidaus. Tavo siela nesuklydo. Suklydai tu, jeigu pagalvojai, kad turi kažkokių trūkumų. O dabar paprastas būdas, kaip pradėti save priimti. Atsistok tiesiog prieš veidrodį. Be jokios kritikos tiesiog savęs paklausk. Ko šis dalykas, kurio nepriimi, mane moko? Atsakymas tikrai ateis. Galbūt ne iš karto, bet tikrai pajausi. Ir kai nustosi kovoti su savo išorinė forma, atsiveria durys į tikrąją tavo vidinę galią ir didžiausią tavo potencialą. O dabar atvirumo ir drąsos akimirka su savimi, kuri gali padėti ir kitam atrasti suvokimus. Jeigu priimi save taip, kaip esi, parašyk komentaruose taip. Jeigu nepriimi, parašyk ne. Pasidalink šiuo video su savo aplinka. Padėk ir kitiems suprasti šios dalykus ir išlaisvinti save. Mano kūrimas turinys yra apie kokybiškus žmogaus pokyčius. Jeigu tau tai aktualu, pasek. Siunčiu tau šviesos.